Leliūnuose, Kretingos rajone įsikūręs Ekovormas dar 2016 metais ėmėsi veiklos. Pradėjo gaminti biohumusą ir kompostą, be kurių neapsieina praktiškai nei vienas ekologinis ūkis. Šiuo metu Ekovorme dirba 3 darbuotojai, nors tikrųjų darbininkų Kalifornijos sliekų, kurie ir atlieka pagrindinį darbą, net neįmanoma suskaičiuoti. Biohumusas tai visiškai ekologiškos, natūralios iš organinių medžiagų ir jų atliekų, mėšlo pjuvenų, drožlių, lapų, žolės, Kalifornijos sliekų perdirbtos trąšos. Biohumusas yra 10-15 kartų efektyvesnis nei bet kokios kitos organinės trąšos. Lyginant su mėšlu, jame yra iki 100 kartų daugiau naudingųjų bakterijų, kurios atstato dirvos derlingumą. Priešingai nei mineralinės trąšos, jis nealina dirvožemio. Kaip sako Ekovormas vadovas Mindaugas, nacionalinės mokėjimo agentūros parama, gauta pagal lyder priemonę, administruojama Kretingos rajono vietos veiklos grupės Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija, prisidėjo prie spartesnės įmonės veiklos plėtros. Už gautą paramą įmonė įsigijo būtiną įrangą, autokrautuvą ir mėšlo kratytuvą. Taip, UAB Ekovormas vadovas Mindaugas Lukaševičius. Esame ekologiškų trąšų gamintojai, tai perdirbame galvijų mėšlą sliekų pagalba, Kalifornijos sliekų, ir iš jo pagaminame ekologiškas trąšas, taip vadinamą biohumusą. Mūsų gaminamas biohumusas yra naudojamas labai plačiai, tai visos, kaip sakyti, tiek daržams, tiek šiltnamiams, tiek augalams, tiek vėjai tręšti. Tai yra visiškai ekologiškos, bekvapės, perdirbtos sliekų, organinės trąšos, be jokių cheminių priemaišų, be jokių priedų. Kretingos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės parama mums padėjo įsigyti universalų krautuvą, su kuriuo mes dirbame kasdieninius darbus ir jisai naudojamas kiekvieną dieną tiek mums ruošiant pašarą sliekams, tiek taipogi po to jį perdirbant, sijojant, fasuojant, pakraunant, iškraunant. Tai mūsų universalus krautuvas yra naudojamas kiekvieną dieną mūsų darbinėje veikloje. Taipogi iš paramos lėšų mes įsigijame ir mėšlo kratytuvą, kuriuo taipogi mums, kaip sakyti, paspartina, pagreitina procesą paruošti žaliavą, tinkamos konsistencijos žaliavą sliekams, kurie galėtų perdirbti ir pagaminti vadinamą biohumusą. Taip įgiję paramą mes įkūrėme dar papildomai 2 darbo vietas. Šiuo metu turime 5 darbuotojus. Kaip sakyti, darbuotojai yra vietiniai iš apylinkių. Ja, tai čia va mūsų pirminėje, kaip sakyti, žaliavos aikštelėje. Ūkininkai atveža mums galvijų mėšlą, kurį mes šitoje aikštelėje pūdome. Tai va, tiek su krautuvo, tiek ir su kratytuvo pagalba mes jį susmulkiname, nes sliekam mėšlas turi būti perpuvęs, perdegęs ir mes jį, kaip sakyti, paruošiame ir tada vežame į kitą sandėlį, kuriame šeriame šitų mėšlų, šitą žaliavą sliekus. Tai va, tai iš čia, kai sakyt, mes jau kaip užauginame perdirbą sliekai, tada vežame į šitą. Čia laikome apie pusę metų, kur jisai turi susistovėti, susibrandina. Ir po truputėlį mes iš ten vežame šičia, prasidžioviname. Ir čia yra sijotuvas, kuris persijoja, atskiria ir padaro tinkamos frakcijos naudoti biohumusą. Tai va čia yra sijotuvas, sijojame ir fasuojame. O ten tuomet pirmajam sandėlyje jau ten sandėliuojame.